Karoli, ar esi iš esmės savo kartos vienas iš greičiausių lenktynininkų? Teisingai? Tikriausiai taip. Bet nesi laimėjęs Aurum 1006 km lenktynių. Ta prasme, tavo pavardės nėra ant pereinamos taurės? Ne, nėra. Esam kadangi Endurance'as, tai negaliu sakyti, kad aš, bet esam kaip komanda SP2 klasėje laimėję su Lotusu, o daugiau kaip ir ne. Pakilau, ir praeitais metais kiek ten kvalifikacijai teko lipti, tai daugiau ne. Kodėl, kaip tu galvoji, čia nesukrenta aplinkybės? Tai paėmus istoriją, tai aš važiuoju 8 ar 7 metus 1000 šitas lenktynės. Tai iki to niekada kaip ir neturėjau tokio automobilio, nevažiavau su tokio automobiliu, kuris gali potencialiai laimėti. Tai realiai šiemet yra 2 metai, kada važiuoju su tokio automobiliu. Tai manau visai normalu, o viskas žinoma rėmėsi į finansus. Tai manau visai normalu, kad nepavyko nugalėti. Taip, šiek tiek liūdna, bet tai ne mano rankose. Jo, Aurum 1006 km tai yra tos taip vadinamos ilgų nuotolių lenktynės, kur tu vairuoji ne vienas ir ne tik nuo tavęs priklauso pergalė. Ar labai skaudu būna, kai tu žinai, kad viską atidavai, kad tu esi greičiausias, kad tu viską padarai, bet žinai, kad dar minimum 2 yra tokie, kurie tikrai tave nuskandins? Dažniausiai taip ir būdavo. Didžioji dalis lenktynių, taip ir endurance tipo, taip ir būdavo, bet viskas yra normalu. Dėl to, kad, kai aš sakau, nebuvo finansų iš ko važiuoti, tai dažniausiai tai būdavo kažkokios taikomos nuolaidos, kažkokie rėmėjai. Aš neturiu kito pasirinkimo. Aš turiu performinti 110% tam, kad mane sekančią metam kažkas nupirktų dar su greitesniu automobiliu važiuoti. Tai, aš visą laiką padarau savo darbą. O kaip atsitinka su kitais vairuotojais, aš būnu ramus, nes ne nuo manęs priklausė. Praktiškai kiekvieną vairuotoją, kai važiuodavau komandose, aš coachindavau. Tai tu važiuoji ir vakare žiūri coachinį, prieš tai simuliatoriuose coachinį. Tai tas man svarbu, kiek jie patobulėja, kiek paimpruvina. Aš jau matau ant simuliatorių, koks bus performances realybėje. Tai kažkaip man nėra, aišku, yra buvę momentų, kur turėjom labai gerą rezultatą. Ir, susifeilino vienas ar kitas vairuotojas, bet ką padarysi, tai man yra ramiausia dėl savęs, kad jeigu aš padarau savo darbą gerai, man gali bet kas atsitikti, aš esu ramus dėl savęs. 7 metus tu esi važiavęs, ar ne? Gal 8 šiemet. 8 šiemet. Karoli, kiek kartų iš tų 7 prieš tai buvusių metų, arba įskaitant ir šitos, kiek kartų dar iki starto tu žinojai, kad tu būsi greičiausias, bet jūs nelaimėsit vien dėl kitų žmonių? Žinot, atsitinka visokių anomalijų, gali užlyti, gali daug automobilių susikrešinti ir kažkokiu būdu pasisekti laimėti, bet realistiškai visą laiką žiūrint, tai turbūt dabar yra tik 2 metai, kur aš galiu kažkokio tikėtis jau rezultato, nes visi prieš tai metai buvo. Mes važiavom dar užpernai su kapu, GT3 kapu, tai laimėti buvo labai mažas šansas, bet rezultatas buvo neblogas. O visą laiką prieš tai... Rezultatas buvo neblogas dėl tavęs? Man nesmagu susijimti kažkokių ten laurų ar panašiai. Aš ne toks žmogus, man nėra tikslo, bet realistiškai žiūrint, tai visą laiką būdavau visose komandose greičiausias. Jo, aš prisimenu užpernai metus, kai tu kvalifikacijai labai gerai važiavai. Su kapu. Tai, manau, pavyko visai neblogai suvažiuoti tenai tokį laiką, koksai buvo. Plus dar buvo open padangos, tai galėjo važiuoti visi su ko nori. Mes šiek tiek gavom brokuotas padangas, bet nieko negalėjom su to padaryti. Tai manau, kaip dar su tokiom padangom labai geras rezultatas buvo. Tai labai džiaugiausi ir visa komanda džiaugiasi. Bet nesijauti, kad truputį kažkaip nekrisdavo kortos anksčiau. Nekrisdavo kortos dėl komandos stiprumo. Kad tu matai, kad žmogus lėtesnis, bet važiuoja topiniai komandai ir laimi. Taip.
yra liūdesio, tokio, ne tai, kad liūdesio, nes sunku pavadinti tą jausmą, ne? Bet aš kaip ir sakau, aš galiu pasiskūsti su savim, pasišnekėti, su savo šeima pasišnekėti, kad, realistiškai, ką aš matau, kaip jie mato, bet galiausiai atsirime tai, kad, o kas iš to, kad aš ten dabar nervuosius dėl to, aš padariau už savęs viską, kad važiuočiau su kažkokia komanda. Tais metais renkuosi geriausią pasiūlymą, kokią tik pavykta gauti, ar susiderinimą kažkokį vyksta. Kaip ir nėra dėl ko labai tenai sukti tos galvos. Kiti turi daugiau pinigėlių, gali sau leisti išsipirkti tą vietą. Pas manęs to nėra. Tai tiesiog, bet tai tęsiasi nemažai metų ir aš tiesiog su to susitaikęs ir bandau kažkaip verstis ir matau, kad visai šiai dienai visai neblogai gaunasi. Tai turbūt visų pro lenktynininkų dalia ilgų distancijų lenktynėse. Žinoti, kad tu vis tiek turi kažkokį inkarą šalia, teisingai? Didžiąją dalimi taip. Būkim, žiūrint realistiškai, tai tas inkaras, dar kitaip kaip pavadinsi, jisai būna didžiausiai, biudžetą sudarantis žmogus komandoje. Tai taip ir vyksta, kad lėtesnis vairuotojas, ar ne, kuris finansuoja galbūt didžiausią dalimi tą komandą, perka kažkokį greitą vairuotoją tam, kad gautųsi kažkoks rezultatas. Tai taip ir vyksta, kad važiuoja 2-3 vairuotojai lėtesni, bet vienas pro važiuoja kažkoksai. Tai didžioji dalis komandų taip ir daro. Nebent kažkas važiuoja visiškai praleis gerai laiką, visi 4 verslininkai ar 3 ir važiuoja savo malonumui. Ar tu galvoji, kad šie metai galėtų būti tie metai, kai Jovaišos pavardė atsidurs ant taurės? Taip galvojau ir praeitais metais, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Visokių čia kalbų buvo, kažkas sulaužė, kažkas kažko nepadarė, kažkas perdarė, kažką, bet aš konspiracijos teorijom netikiu, tai realaus paaiškinimo nebuvo, nei iš nieko, nei iš gamyklos, nei iš niekur. Tai šiais metais tikslas toks pat. Tiesiog gal šiek tiek labiau atsipalaidavę šiais metais esu, nes jau žinau, kaip viskas bus su šito automobiliu, nes praeitais metais, buvo pirmi metai 1000, kaip su šito automobiliu. Jame labai žemai sėdint, tokia pakankamai sunku iš vairuotojo pusės sėdint, pataikyti, siaura visur. Mes testavomės Misano Medželo trasos, ten labai platu, labai saugiai jautiesi, kad ir tu žemai sėdė, atrodo, nematai tų kampų mašinos. Bet ramu, nes vietos, o čia buvo man praeitais metais labai daug jaudulio, kaip čia bus, ar tilpsiu, ar netilpsiu. Bet šiais metais aš dar ramesnis, tikslas tas pats, aukščiausia pozicija, o kaip seksis, taip seksis. Visi žinau, kad komandos nariai, mechanikai, inžinieriai bei vadovai darys maks, ką gali, o gale dienos pamatysim šeštadienį, koks tas rezultatas gavosi.